Renku aš senienas, visokius sandaikčius ir turiu tokius du bizūnus, šimtamečius. Tai tą seniausiai buvau nusipirkęs bizūną, jo istorija daugmaž žinoma. Apklausiau žmogų, kuris pardavė tą bizūną. Tas bizūnas padarytas ant stirnos kojos ir pintas galas odinis panašu, čia jau nuirė. Tai jo istorija tokia, kaip man pasakojo tas žmogus, kuris pardavė, kad tas bizūnas priklausė jo proseneliai ar proproseneliai, kuris tarnavo Ūkvedžių Miškelio dvare, kuris buvo tiksliau prie Viekšnių Mažeikių rajone. Jo prosenelio pavardė buvo Vilimas. Jis ten tarnavo ūkvedžiu ir sako, tą bizūną jis paveldės iš ankstesnio ūkvedžio. Tai tam bizūnai galėtų būti apie 140-150 metų, apytiksliai. Tai, čia buvo kaip ir ūkvedžio ženklas tą bizūną nešiotis ir prisnūdusiems mužikams, ar ką netaip darantiems, biškį užvožti per nugarą. Bet tai nebuvo bausmių vykdymo įrankis, aš taip sakyčiau, nes kiek esu skaitęs, tai dažniausiai mužikus lupdavo rykštėmis. Tai va toks įdomus bizūnas. Ir aš galvojau, kad toks vienetinis čia rankų darbo, taip, rankų darbo, bet internete mačiau, kad ir daugiau tokių buvo daromų. Kadangi stirnos koja skaitoma tvirta, tai ant jos ir padarydavo tokį bizūną. O kitas bizūnas yra jau kitoks. Čia kas viduje nežinau, bet ir kitoka, gal medinio rankena, bet jis yra gan ilgas. Čia apie 2 metrai ilgio turbūt bus. Su juo jau pliaukšdavo gerai. Gal ir arkliams užtvodavo per nugarą. Ir mužikams šito istorija nežinoma. Tas, kuris žmogus pardavė, sako, kad nežinau iš kur, kam jis priklausė, bet manau, kad ir galėtų būti apie 100 metų. Jeigu matėte filmą Tadas Blinda, ten panašus bizūnai, bet skiriasi nuo šitų. Tai tokie įdomus eksponatai mano muziejai.